važiuojam, o merginos kaip jos eina nesaugiai, bet kaip čia kitaip nueisi. Važiuojam į tą Deiją ir ta Deija, va, kaip gražu, net pamirštu, ką noriu pasakyti. Ir ta Deija garsi tuo, kad turi laukinį paplūdimį tarp uolų. Tai važiuojam pažiūrėti tuo paplūdimį, apžiūrėsim miestuką, pažiūrėkit kaip tos vilos kalnuose. Vau. Apžiūrėsim miestuką greitai, nes tame miestukis nebe toks gražus kaip Valdemosas, bet turi nuostabų paplūdimį. Valdemosas yra kalnuose, prieėjimų prie jūros neturi niekur, o vat Deija, nežinau kaip tarti, reikėtų pasižiūrėti. Deija turi nuostabų laukinį paplūdimį. Aš galvočiau, čia jau ir prasideda tas Deija. Miestukas kalnuose. Kažkaip reikės leistis reikia. Pažiūrėkit kaip. Grynai, vat vyras priminė, kad mes panašiai matėm Pietų Prancūzijoje, tai tikrai labai panašu. Visas tas grožis tikrai labai panašu. Namukai, kad ir nėra kažkokie tai pirmos jaunystės ar ten kažkokie prabangus, bet jie vis tiek nuostabus. Aš negaliu atsižiūrėti, kaip man. Netgi aš sakau vyrui, man net, nežinau, gal ir jums sakiau, neatsimenu, kad man tie akmenų namukai net sugriuvę negražus. Net vat griuvėsis negyvena arba visai biednai gyvena. Man gražu nors ne, greitai sako, kad jis netokio įspūdingumo kaip Valdemosas, bet jis tikrai įspūdingas miestukas. Aš taip įsivaizduoju, kad mes gal nelipsim čia. Pravažiuosim taip. Mes bandysim nusistatyti navigaciją būtent, kad tą pliažą surastumėm. Tai aš atsijungiu, nes man reikia žemėlapio. Va, iš kalnų jau leidžiamės link jūros. Į Valdemosą, kai važiavom, jūros nesimatė, o dabar važiuom į tą nuostabų laukinį paplūdimį. Siauras keliukas, labai neznaimus, mes jį pravažiavom, teko apsisukti ir grįžti. Ir jis toks siauras, kai susitinki mašiną, labai, va, pažiūrėkit, ir kaip tokie posūkiai, labai tokie. Vienu žodžiu, turi vos nesustoti, kad prasikeisti. Kaip sakiau, visi šonai visų mašinų nubrūžinti nebereikalo. Matot, jau gerai, kad radom čia tokį užvažiavimą, nes kitaip būtų netilpusios tos mašinos. Bet važiuojam mes, skambina vyrui kažkas drililim. Žodžiu, va, labai jau čia taip sustoti reikia. Važiuojam paplūdimio žiūrėti, laukinio. Geras laukinis, ar ne, jeigu šitiek žmonių. Ir va taip sukti reikia. Ir taip, nu tokie, žinot, aš ką galiu pasakyti. Norėjau sakyti briedžių, bet čia ne briedžių, čia kalnų ožkų numinti keliukai, grynai. Kaip mynė, taip išasfaltavo, pažiūrėkit, kokie status posūkiai. Ir čia gaunasi laipsnių kampu, kad taip prie žmonės nenusišnekėtų. 300 šiam laipsnių kampu. Grinai. Apsisukimas. Ne, 108. Tiek laipsnių dabar iš tikrųjų. 108 yra pusė. Tai 3, tai gerai, nu visai protinga moteris. Tik pati susibalamutinau. Va, pažiūrėkit, matot kaip sukasi. Čia matyt visi išvažinėja dabar, nes jau žinai vakaras. Vakaras visi pasipležinė, o mes, va, kaip, kad pažiūrėsim kaip į laukinį tušį.
į mašiniukų, į didesnių, į mažesnių, visko pilna. Žiūrėkit, kaip atvažiuojam gražiai. Fone turbūt girdisi Lempinė daina, bet man ją vyras dainuoja visą laiką, aš esu jos svajonė. Arba esu svajonė. Galiu pasakyti. Ir ką aš jums va, taip viskas prasideda. Taip prasideda. Labai laiptukai tokie, žinot. Mažyčiai, gali nusiridenti. Labiški. Kaip žuvim skaniai kvepia. Va. Ir toks tas laukinis paplūdimys. Geras laukinis, žmonių pilnas. Bet labai fainas. Va, žiūrėkit ir čia kokį bariuką turi, bet toks įdomus, toksai iš šakučių sukaltas. Ir va, tai va atrodo, nu, šviesiek. Kai geras, kaip iš senovės kokios. Ten kažkokie net nežinau kas, įlindimai. Ir va čia. Ainai žmonės va taip ant akmenų sėdi, čia kaip ir tų tokių dekučių nereikia rankšluostukų, bet labai, žiūrėkit, ir aš įsivaizduoju, kad iš tų jachtų ta visa pakrantė tikrai irgi atrodo įspūdingai. Nu, šviesėtų, nu labai. Jūs galvoja maudytis ar nesimaudyti, aš tai nesimaudysiu, nes čia tikriausiai reikia ir tų batų mes nepasiėmė. Ir iš tikrųjų, nu, dabar prisiminiau, kad iš namų galvojau pasimsiu ir pamiršau įsidėti. Tai tokiam paplūdimiam be tų batų tai niekaip. Neįlipti, neišlipti turbūt. Nors matau žmonės basi. Nežinau, ką jis darys. Aš tai nesimaudysiu šį kartą. Ne taip man ir karšta, jeigu atvirai. Nors karšta labai. Bet vanduo, ne, nesimaudysiu. O jam tai visai neleisiu nusimaudyti. Aš sugalvojau, kad leisiu tau nusimaudyti. Jam sakė, reikia užsimanyti, nes turbūt biškai kitokia vizija buvo, ne pakrantės. Man tai buvo biškelį kitokia vizija, nes aš žiūrėjau irgi tą Ariolų riešką, prieš išvažiuodami apie Maljorką, ką galima pamatyti. Tai ten irgi buvo, aš tai nesimaudysiu. Ten irgi buvo va, tie visi tokie paplūdimiai, ten iš tikrųjų kažkaip tai nevykusi ta laida buvo, ten dvi žiūrėjom, viena buvo per karantiną nufilmuota, bet tai niekas neveikė, nei ten kažką, o kita šiaip. Tai rodė tokį laukinį paplūdimį, aš kažkaip įsivaizdavau, kad tai tas. Bet reikėtų panaršyti, pasižiūrėti, kuris tai ten visai kitaip atrodo, tikrai daug gražiau. Ne tai, kad daug gražiau, šitas irgi labai gražus, bet tiesiog pakrantė buvo truputėlį kitokesnė. Bet man... O jis tai pasiryžę, žiūrėkit, eina tais kalnais kaip kalnų ožys. Čia neblogąja prasme, bet tai va. Čia jie visi kaip kalnų ožiai. Nu, pažiūrėsim. Jeigu jūs maudysit, aš būtinai pafilmuosiu. Iš tikrųjų, tai žinokit, kai dideli tie akmenys, tai visai lengvai jais einasi. Jokių problemų nėra. Jokių problemų nėra ir atsisėdau netyčia. Prie jūros reikia maudytis. Taip jis sako. Gerai, tegul maudusi, aš duše įsimaudysiu. Nenoriu kažkaip, nes aš nenoriu, ką aš turiu dabar aiškintis, nenoriu. Žinokit, žmogus pasiryžo lipti. Reikia paklausti jo vandens temperatūra kokia. Nu, kaip vandens temperatūra? Kaip Palangos jūrai? Tik tiek, kad be tų batų čia lipti, tai jau labai nemalonu. Gali būti ir pliumpt ir visaip.
Ne, šiandien tai nelipsiu, rytoj lipsiu. Arbatėlė sakė vanduo. Pavadinkim, kad tikiu. Jau jis nori gultis, nes ten sunku eiti. Nu, gultis. Tikrai sunku eiti, aš jau įsivaizduoju, išlipti 4 reikia. Aš esu jau ir jūs, kas maudys, va, aš sakau. Neina paeiti. O kai išlip nori, tai 4 raukoji. Pažiūrėjom paplūdimį ir tais pačiais gražiais serpantinais. Jie tarsi vienodi, bet skirtingi. Skirtingai atrodo, skirtingas grožis. Vienu žodžiu važiuojam dabar į Solar Port. Žiūrėkit, serpantinais, taigi čia ne tik tai vingiuota, bet čia aukštyn žemyn dviratininkai. Čia aš nežinau, kiek mes jų matėm. Ar čia jie sportuoja šiaip, ar čia jie kažkam ruošias, ar čia jie kažkokį maratoną važiuoja. Tikrai nemažai, dabar gal vėl važiuodami stiksim, jau dabar praleidau, nespėjau įsitraukti telefoną pafilmuoti. Bet jų labai daug. Ir va turim tokį kuperį, kuris velkasi ant belė kiek lėtai. Ir būna čia vietų tikrai tokių praplatėjimų, pažiūrėkit, vėl dviratininkai kalnami. Praplatėjimų, kuris galėtų tiesiog mus praleisti, bet ne, mes jau šikną turim pastoviai. Nu, kuperį. Niekaip nesusupranti, bet gali iškelį kažkur taip palysti iš šoniuko, va čia, va, pažiūrė, yra šoniukas. Galėtų praleisti, bet ne, mes velkamės paskui. Ką pasiekėm Solerą? Kalnuose miestas su uostu. Mes dabar atvažiavom į Port Soler miestelį. Port de Solar. Man taip, su pavadinimai, žinokit, aš iš tikrųjų neatsimenu, maišausi ir nežinau, kodėl taip yra. Visada tai buvo, turbūt visada tai bus. Atvažiavom į šitą miestelį ir mes realiai šitame miestelyje norėjom susirasti viešbutį. Bet aš kaip minėjau, kad mes viešbutį, kai rinkomės visur per Google Maps, važinėjom su tuo žmogeliuku ir žiūrėjom, kaip tie viešbučiai atrodo. Mums pasirodė, labai prastai tas miestelis, nors ChatGPT sakė, kad tai labai autentiškas, labai fainas, mielas ir kažkoks tas miestelis, į mes nepatikėjom. Juo labiau, kad rinkomės labai staigiai prieš savaitę mes šitą kelionę ir labai gerų viešbučių nebuvo. Bet iš tikro jūs pažiūrėkit, koks tai yra miestelis. Fainas ir aš sakau, nepasitikėkit Google žemėlapiais, jis rodo viską taip, kaip yra, bet vaizdas 100 kart prastesnis negu gyvai. Kai būna Instagrame nuotraukos 100 kart geresnės, tai Google nuotraukos yra 100 kartų prastesnės. Ir čia vat matot bėgius, tas miestelis turi tokį tramvajų, nežinau kaip jis važinėja, gal vakarais nevažinėja, jis toks autentiškas. Ir galima su juo pasivažinėti, jis labai toks fainas. Vieto, kokio grožio saulėlynis. Ir čia kažkur, čia man atrodo, priekyje, iš tų viešbučių mes kažkurį tai rinkomės ir pagalvom, prastas tas viešbutis, kainos didelis, apskritai. Jo, Miramar. Vienu žodžiu, ir kainos Maljorkoje viešbučių yra iš tikrųjų aukštos, tikrai aukštos. Ir tu galvoji, moki tuos pinigus, nors kažkiek to komforto. Mūsų dabar tas viešbutis, kambariai tikrai paprasti, bet aplinka labai gera, labai faina ir kam įdomu, o tikrai visiems įdomu, kiek kas kur kainuoja, tai aš galiu pasakyti, kad mūsų tas viešbutis, kurį jūs matėte praeitam video, kainuoja tik su pusryčiais. Ir daugiau nieko, visą kitą, jeigu ką perki, ar pavalgyti nori dienos metu, ar gėrimą, ar kažką, tai viskas kainuoja ir tikrai pakankamai brangiai. Bet mūsų viešbutis tik su pusryčiais kainavo 2000, beveik 200 eurų. Jeigu būtume norėję imti vakarienę, tai dar plus, dabar bijau sumeluoti, 5 ar 600 eurų vien tik tai už vakarienės. Tai mes kadangi pagalvom, kad taip važinėsim visur, važiūrėsim viską, vaikščiosim, tai mes už tuos 500-600 eurų kiekvieną kartą skirtingose vietose valgysim ir daug pamatysim ir nereikės skubėti
ant viešbučio vakarienės laiko galėsim grįžti bele kada. Taip nusprendėm, taip padarėm. Ir manau, kad tai visai geras sprendimas. Dabar bijau, ar nesumeluosiu, irgi žiūrėjau, bet gal ne, nėra kaip jam išvažiuoti. Aš žiūrėjau per tą Google Maps'o tas nuotraukas, kažkoks panašus tas traukinukas važinėja. Bet tikrai turbūt ne šitas, nes jam nėra kaip išvažiuoti. Va, jis mato, tenai turi bordiūrą ir nežinau, turbūt kažkas kitas čia gal toks iš senų laikų likęs. Nežinau, kai turit užlipimą, čia kažkas tai yra kito. Bet kažkas panašaus toks tramvajukas ir važinėja tais bėgiais ir galima pasivažinėti. Ir va moterį šitam promenadom ir su suknelėm vaikšto ir pasipuošia. Ir ko nesipuošti, kai taip gražu. Ir kalne vat. Tie namai labai gražiai atrodo. Aišku, tie stulpai man čia biškį trukdo nufilmuoti gražiai. Bet nu va, toks miestelis. Su vyru va taip galvojam, kalbam vyrui, sako, man tai čia sako labai fainas pliažas, su gultais, skėčiais, nuoseklus, seklu ir jachtas vaizdas. O aš galvoju, kad kaip tik man čia, va taip gal nelabai, vien tik dėl to, kad vis yra aplinkui tie laiveliai. Ir man kažkodėl va taip nežinau, ar aš teisi, gal ir neteisi. Man atrodo, kad va nuo tų laivelių visokie išmetamieji dalykai tam vandenį ir man visai atrodo, kad aš čia nelabai norėčiau maudytis. Ir tai atrodo kaip koks ežeriukas, nes to tokio tiesioginio vaizdo jūra čia kaip ir nėra. Nėra tokia įlanka labai. Labai faina, kad va, visos tos kavinės tokios į tą vaizdą. Tikrai labai faina, nes mūsų miestelė, kur mes esam, aš kažkaip nepastebėjau, ne, kad pas mus būtų daug. Gal mes dar per mažai buvom, gal mes per mažai ieškom ir žiūrėjom, bet labiau tie visi tokie barai yra šiaip miesto gatvelėse. O taip promenadai, matėte, nebuvom nuėję, tai net nedirba tas restoranas, kuriame norėjom pavalgyti su vaizdu į jūrą. Va ir mes prisėdom Nunu. Matot, kaip staliuką gavom Nunu restoranėlyje su vaizdu į visą šitą grožį. Ką valgysim? Žuvį, aišku, valgysim. Visada iš pirmo karto ne viskas gaunasi. Atsisėdom į antiek nesąmoningas meniu ir antiek nieko nėra ir antiek, nu, tiesiog. Raudonasis pomidoras. Raudonasis pomidoras su kažkuo. Ryžiai kažkaip. Nu vienu žodžiu, prie jūros nei žuvies nė vienos turbūt nebuvo. Kažkokie mėsos 2 gabalai. Ir tikrai labiausiai tokie užkandžiai apie nieką. Tai mes tada staigiai į Google, į restoranus. Ai ne, tai šitą palei Google restoranų tą įvertinimą ėjom. O dabar draugo ChatGPT pasiklausėm, kur šviežios jūros gėrybės, kur skanu. Tai mus nukreipė į visiškai priešingą Promedanos pusę. Einam ten kažkur. Vienintelis dalykas tai yra tai, kad dirba iki 9:30, o dabar be 10:09. Tai aš nežinau, kaip mes ką ten darysim. Nu, žodžiu, laikom tempą. Tam pačiam gale yra dar vienas. Su žuvim kažkoks restoranas, gal ilgiau dirbti svarbiausia, ta prasme, ne tai svarbiausia. Nu tai ką, tiesiog reikia nueiti į kitą promenados, į kitą visą įlankos pusę. Ir einam, renkam žingsnius. Daug važinėjom, bet vis tiek žingsnių surinkom dabar. O Jėzau, kaip neįmatau per tas sakinius. Kiek tų žingsnių mes surinkom? Nu tik jau 9000. Vaizduojat, su mašina važinėdami 9000 žingsnių. Tai kol nueisim ir bus visas 10. Ir aš dar tokį pastebėjimą turiu, kad Ispanijoje, Maljorkoje, Ispanijoje, kitur aš gal ne taip atkreipiau dėmesį, bet Maljorkoje nėra baruose muzikos. Visi barai tylūs. Kur mes dar buvom, kur visi barai buvo tylūs? Kažkur buvom dar, kad negrojo jokiuose baruose muzika.
Neatsimeni? Nežinau, Kipras. Ne, neatsimenu. Nu, jeigu atsiminsiu, pasakysiu, bet tikrai kažkaip stebėjomės, kad negroja baruose muzika. Kaip įspūdingai atrodo ir mes jau priėjom prie Kingfisher restorano, kuris uždarytas bus valandos bėgyje. Nežinau, ar mes spėsim pavalgyti. Valgyti noriu, valgius tik tai croissaną su kava. Šiandien, nes taip karšta, atrodo, kaip ir nesinori valgyti. Bet, oi, kaip skaniai kvepia, žiūrėk, gal ir sėsim kažkur. Nu, tai va. Hello. For 2 person table, do you have? Two people only. Nėra vietų? Nebereikalų įvertintas gerai. Kaip taip pat nori pavalgyti, tai niekas neduoda. Nori pavalgyti, jį negauni. Einam tada į tą kitą. Ten ko anksčiau kur buvo? Nu, palauk, reikia pasižiūrėti pagal. Einam į kitą. Bet tai čia kaip kvepia, žinokit, aš jau praktiškai susimuščiau dėl staliuko. Eini, vis tiek ką nors randi. Gal iš čia bent neišvis. 100 001 laiptukas. Ir einam ieškoti staliuko. Jau valgysim belę ką, nesvarbu ką. Aišku, labai, ir čia labai kvepia. Labai česnakas. Kažkokiam patiekale. Viena vieta, matau, yra. Kur einam? Čia. Arba ten yra vieta. Bet čia turbūt skirtingi restoranai. Skirtingi, jo, nežinai, kuriam kas tai duoda. Nesvarbu, einam sėsti. Ten va daugiau, ne? Va, ir gausim prie pat krašto. Čia galim sėsti. Pažiūrėkit su kokiu vaizdu. Žiūrėkit, prisėdom su tokiu vaizdu ir turi visokiausios žuvies. Toksai gatvės restoranėlis. Nu, gatvės, taip, ant gatvės sėdėm. Ir va vaizdas. Labai patinka man. Rinksiuosi žuvį kažkokią. Nelabai suprantu apie ką, bet jungiamės tuoj vertėją ir valgom kažką. Kokio grožio restoranukas, gavom žuvies, valgysiu jūrų ešerį. Vyras dar kažkokią kitokią negirdėtą žuvį. Ir žodžiu, va sėdim tai va. Sėdim taip. Vyrui sangriją neša su proseko. Aš pasėmiau nealkoholinį alų. Aš nemoku pasakyti, kokio grožio čia viskas. Nu, tiesiog instagraminiai vaizdai. Mane tu galėtum taip instagramai nufilmuoti sėdinčią. Va, nufilmuoju, žinau. Sėmėm alyvuogės irgi kaip su tuo padažiuku, kaip vakar, pas latvius ir duona. Tai viskas kitaip ir duona kitokia. Aišku, padažiuką reikia ragauti. Ar toks pat? Padažiukas, nei tą ranką pasėmiau. Padažiukas tai geras, labai skanus su česnaku. Dabar ragausiu alyvuogėm. Ir jau čia tradicinė, rūgšti vyras žiūri irgi juokiasi, tradicinė, rūgšti alyvuogė, kaip mes pripratę. Kaip tas latvis padartas alyvuogės, aš neturiu supratimo. Bet tai, nu, valgytum ir valgytum ir valgytum. Tikrai labai skanios. Čia tradicinis, nesakau, kad jos blogus, tikrai normalius, viskas su jom gerai. Bet tai yra įprastas skonis. O ten buvo neįprastas ir žiauriai geras. Pažiūrėkit, užsisakėm žuvį ir ją išfilinam. Nu, visai gerai, tegul filina. Bulvės, daržovės ir žuvis, kurios taip norėjau. Atrodo iškaulyta, man tai labai gerai iškaulėjo. O iš vyro, kiek mėsos nuėmė, tai ne tas žodis, nieko neliko. Jau mes būtume patys geriau tos kauliukus nusičiulpę, ne? Va. Bet labai skani vyro, labai skani. O dabar aš ragausiu savo. Vyro skanesnė.
Bet ir mano skaniam. Su tais česnakiukais kepintais, svogūniukais. Jo, čia tie prieskoniai iš tikrųjų duoda daug. Skani, bet vyro kokia skani ir mano skani. Skani labai. Draugą turiu. Bet neįkyrus, neprašo pries. Valgyt kaip mano rojus pas beleką. Vanilė labai pas beleką eidavo. Rojus ne. O dabar žiūriu rojus, jau eina pas beleką. Pažįsta, nepažįsta, kad duotų ją valgyti. O tas šunkas. Valgom. Skanaus. Pažiūrėkit, kokio didumo pilnatis. Čia taip net nelabai matosi, gal tas dydis, bet žinokit, realiai kokio didumo mėnulis. Eina sau. Ir dar kartelį pavalgėm vakarienę. Skaniai pavalgėm ir va, naktinis vaizdas. Ką jūs pasakysit? Nu ką jūs galit pasakyti? Viskas fainai, viskas gražu. Kavinukė va taip, jaukioj gatveliai. Ir aš galiu pasakyti, kad vakare tas vaizdas, nu turbūt kaip visada vakariais yra stipriai gražesnis. Ir ką tada? Turbūt, nežinau ką darasiu, bet turbūt sakau jum. Labanaktis, rytoj susitiksim, kažkur kitur dar nenuplanavę, turim kelis variantus rytojos važiavimui, tai vienas per pliažus važiuoti, kitas važiuoti į kalnus gražių kanjonų pasižiūrėti. Tai žodžiu nežinau dar kur važiuosim, gal į pliažus ir rytoj pagulėti, gal kur, susitiksim rytoj ir pamatysim. Tai iki rytojaus.